Apie ryžtą pradėti. Aš niekad nepamiršiu vieno tokio žiemos vakaro, kada į mano duris pasibeldė smulkutė, didelėm akim mergaičiukė, grįžus iš po darbo, kepykloje prakvipusi duona ir sausainiais, ir jinai paaiškino, kad jai reikia susirasti bankroto administratorių, kadangi pas ją yra tiek skolų, kurių jinai tikrai nebegalės grąžinti. Aš žinoma pasiteiravau, iš kur tos skolos, ir jinai paaiškino, kad gyveno su vaikinu ir jo prašymu pirko kažkokius tai daiktus, baldus, namų apyvokos daiktus, kol galiausiai meilė baigėsi ir nieko neliko. Žinoma, tokios yra jaunystės klaidos ir jinai tikrai toliau yra pasimokiusi, kad taip nebegalima daryti ir norėtų tas skolas kažkaip tai nusirašyti, kadangi vis tiek jinai jų grąžinti negalės, nes darbas nekvalifikuotas, išsilavinimo nėra, praktiškai jinai net rašyti be klaidų negalėjo, tai kreipėsi į mane. Aš buvau tokio ryžto labai sužavėta, kadangi jinai neturėjo nei artimųjų paramos, nei pinigų, nei išteklių, tačiau aiškiai suprato, kad būtina tvarkyti savo finansinius reikalus. Ir aš jai padėjau. Ir iškėlėm bankroto bylą ir galiausiai patvirtinom mokumo atkūrimo planą ir šiai dienai jinai praktiškai tą bankroto bylą beveik pabaigė. Ir ką aš noriu pasakyti, kad labai daug žmonių atidėlioja tą savo finansinį kažkokį tai sprendimų priėmimą, todėl kad neapsisprendžia, yra baisu, dar nelaikas, galbūt pavyks išsimokėti pas antstolį, atrodo, kad brangiai kainuos, įvairiausių prisikuria tokių savo galvoje scenarijų ir tiesiog toliau gyvena su antstoliais. Ir kodėl tai yra labai žalinga? Visų pirma, tai yra psichologiškai labai didelis krūvis, kadangi žmogus atsiduria tokiame dideliame strese, nuolat žinodamas, kad jam bet kada antstolis gali areštuoti sąskaitą, nuskaičiuoti pinigus, jis negali planuoti savo kažkokių finansinių biudžetų ir panašiai, ir tai yra tikrai nepatogu. Galima palyginti psichologiją su tokio nepaklotos lovos sindromu. Žinote, kas tai yra? Tai tiesiog, kai žmogus yra nesusitvarkęs namų, palikęs kažkokią tai indų krūvą, lovą nepaklotą ir jis nueina, sakykime, į darbo pokalbį, nueina į kažkokį vakarėlį ir norėtųsi jaustis savim pasitikinčiu, norėtųsi jaustis gerai. Ir iš išorės lygtais taip ir yra, tačiau viduje žmogus visada žino, kad yra tam tikri dalykai nesutvarkyti. Ir būtent finansinės skolos ir yra tas balastas, tas tarsi užtrauktas rankinis stabdis, kuris neleidžia žmogui pilnai įgyvendinti savo potencialą, judėti į priekį. Ir todėl, tai yra tikrai nenaudinga. Antras dalykas yra, nors antstolių išskaitos sumažėjo šiai dienai, tačiau tai dar labiau ištęsia skolų išieškojimą ir būtent skolų administravimą. Tai vadinasi, jūs daugiau sumokat antstoliams, ilgiau yra mokami pinigai ir daugiau prisiskaičiuoja palūkanų delspinigių ir įvairių kitų mokėjimų. Todėl tikrai gaunasi ta agonija dar labiau ištęsta. Noriu atkreipti visų dėmesį, kad pagal šiuo metu galiojantį fizinių asmenų bankroto įstatymą negali būti žmogaus įmokos didesnės negu kad CPK numatytos išskaitos. Vadinasi, blogiausiu atveju jūs pagyvensite tik tai 3 metus kaip su antstolių išskaitom. Ir po 3 metų skolos bus nurašytos. Tai yra ženkliai geresnis variantas negu N metų gyventi su antstoliu, nematant jokio progreso. Nors dažniausiai pas mane bent jau klientai tikrai padarom taip, kad jiems išskaitos būtų tikrai mažesnės negu kad šiuo metu esančios antstolių išskaitos ir gyvenimas yra tikrai patogesnis. Todėl ryžtas veikti, pasiryžimas ir atlikimas savo darbų
yra tikrai labai svarbus.